Šiandien nusprendžiau apgenėti hortenzijas. Štai čia dabar stoviu prie krūmo Vanilla Freis ir aš ją formuoju tiesiog krūmu. Aukštų krūmų noriu, kad jinai man būtų kuo aukštesnė. Jinai yra gana tanki, nes aš jai auginau, palikdavau gana daug šakų. Norėjau, kad jinai būtų kuo tankesnė. Man dideliai žiedynai nelabai patinka, aš mėgstu, kai daugiau būna smulkesnių žiedynėlių. Ir toksai pusiau krūmas, pusiau medelis man čia šitoj vietoje labai tiktų. Ir dabar aš matau, kad jinai yra labai sutankėjusi, labai daug šakų, smulkių šakelių, tai tiesiog nemažinant jos aukščio, tiesiog praretinsiu tas šakeles, kad jų man būtų šiek tiek mažiau ir kad jinai galėtų daugiau jėgų skirti augimui į viršų. Tai nieko labai daug ir negalvojant, pakomentuosiu, kodėl kurią šaką iškerpu. Jinai labai sutankėjus yra, noriu tiesiog, kad jinai truputėlį būtų netokia tanki. Bet šitą šakelį nukerpu todėl, kad jinai smarkiai labai eina į išorę ir paskui gali gult ant žemės. Vanilla Freis yra tokia hortenzija, kuri linkusi išgriūti. Tai ją genint reikėtų turėti tai minty. Jeigu jūs nenorit jos parišinėti, tai reikėtų šakas auginti kuo labiau į viršų ir kuo jinai aukštesnė, tuo geriau laikosi. Pernai buvo pirmi metai, kai man jos visiškai nereikėjo parišti ir jinai puikiausiai laikėsi, nežiūrint to, kad buvo daug lietų, žiedynai buvo sunkus nuo lietaus, bet ant žemės jinai negulė nė karto. Tai tiesiog praretinsiu, čia smulki šakelė, čia viršūnėlė buvusi, nukerpu. Čia šakelė irgi labai smulki, tai aš tiesiog šitoje vietoje visą iškirpsiu. Čia auga vėlgi į vidų, paliksiu vieną šakytę. Štai šitą iškerpu. Netrumpinsiu. Čia mano tik tais žiedynai buvo nukirpti. Visa kita liko. Šitą nukirpsiu. Dėl to, kad būtų tiesiog mažiau šakų. Šitą nukirpsiu visai. Čia yra šaka, kuri gula ir eina į krūmelį šitą. Tai irgi šitoj vietoj visai nukirpsiu. Šitai kerpant reikia vadovautis ne vien tik tais taisyklėmis, bet dar ir savo nuojautą. Kai yra patirtis atsiranda, tada atsiranda ir tas supratimas, ką reikia iškirpti, ką palikti. Tokios visai mažytės. Nesimato čia. Tokios visai mažytės šakytės, aišku, nukerpu, nes ant jų vis tiek žiedai nesusikraus. Šitą šaką nuėjo į šitą krūmą. Truputį per daug, tai taip padarysiu. Šitas nukerpu, šitą palieku. Čia išaugęs iš šitos vietos, labai keistos vietos, uglis gana stiprus, didelis uglis, jaunas, bet jisai taip jau vidury lajos gaunasi, kad man jisai nereikalingas. Dėl visako aš dar šitaip čia jį nukirpsiu. Gal jisai čia, jeigu išleis šakelę į tą pusę, tai vėliau gal paliksiu, bet šiaip jau tai ne, paimsiu, iškirpsiu iš vis. Taip ir būna, gaili, o paskui nieko iš to vis tiek gero nebūna. Taip, ir čia šita vieta jau šiek tiek praretėjo.
Atsisuku į kitą pusę. Bandysiu sniego fone parodyti, bus truputį aiškiau. Vat yra šaka, kuri labai daug va čia viską priauginusi. Tai vėlgi čia iškerpu. Šitą nukerpu, kad labai į žemę neitų. Šitą iškirpsiu, šitą paliksiu, tik šiek tiek patrumpinsiu. Čia smulki, čia viduriukas buvęs pernai kirpimo vieta. Čia labai smulki. Čia kryžiuojasi. Paliekam vieną tik tais. Štai. Viskas, liko tiek. Čia labai visko daug iškerpu, nes 3 vienoje vietoje labai daug ir labai smulkios. Ir iš vis čia visa šita vieta labai smulki. Čia išaugęs ugliukas, aš jį paliksiu. Tegu auga, gal paskui pakeisiu šitą į šitą, matysiu. Kol kas palieku. Šitą viduriuką iškirpsiu. Užteks vienos šitos šakelės ir šitos. O čia yra labai visko daug. Šitą nukirpsiu, nesmulki. Šitą nukirpsiu irgi. Ir iš šitų paliksiu vieną, tik tais šitą. Labai tikiuosi, kad spėt pamatyti. Šitą nukirpsiu. Paliksiu va šitą smulkoką, bet paliksiu, nes visai pliko tai negalim palikti. Ir va čia yra 2 neblogos šakelės, kurios galės man augti viršų toliau. Va šitą šakelę dar iškirpsiu šitoje vietoje, nes jinai eina labai šoną. Čia labai smulki nukirpu, čia turiukas čia visiškai nieko. Čia šitą iškirpsiu, va čia nebloga šakelė. Va šitą tokia storesnė paliksiu, šitą irgi paliksiu. Šitą iškerpu, nes eina į šitą. O šitą vadalį iškerpu, nes jinai čia labai sutankėja ir kryžiuosis su kita šakute. Štai šitą šakelę. Pažiūrėkim. Šitą kerpu, nes eina žemyn. Bus šie žiedai temps apačiom smarkiai. Iškerpu. Čia viduriuką iškerpu. Čia šitą mažą irgi šakelytę iškerpu, palieku 2, šitą ir šitą. Liko dar va šitą šakutę. Va šitą. Taip. Šitą eina palink šitos ir jau beveik liečiasi. Todėl aš ją nukerpu ir iš vis nukerpu visą šitą dalį. Kad čia būtų stipresnė šita šaka. Šitą nukerpu todėl, kad eina į vidurį labai. Taip, šita šakutė eina labai į vidų, kaip ir šitą nukirpsiu visai ir šitą paliksiu. Dabar šita šaka. Irgi ant jos labai daug. Visko priaugė. Į visas pusės. Čia labai jau smulkios visos šakutės, aš čia tiesiog visą nukirpsiu, nes jeigu čia dar atsibus pumpurai, tai vat iš tos vietos išaugs. Šitą irgi labai, bet šitą dar, jeigu čia paliksiu, eis tenai į tvorą visiškai. Iškerpu irgi taip pat. Jeigu čia kažką išleis, tada matysim. Čia irgi šakelė smarkiai į šoną.
Darysim tai pirmiausia, va čia va nukirpsiu. Čia šitą tikrai nereikalinga, šitą dar paliksiu. Štai nelabai smarkiai irgi į vidų. Va čia yra tie kamienai, jinai čia į vidų negražiai. Aš ją nukirpsiu. Iškirpsiu. Visai čia šitas paliksiu, nes jos gražiai taip išsidėstė. Nelabai čia gal matosi tas vaizdas bendras. O šitą šakytę pakirpsiu, nes jinai labai plonytė. Jinai iš viršūnės vis tiek nelabai ką išleis. Štai irgi labai plona. Nukirpsiu. Čia paliksiu, galės čia išleisti, jeigu norės kažką tai. Tai dar kartelį prabėgu, pasižiūriu. Na, kažkas panašaus. Dar matau, kad šita šaka labai iš šono nueina svarkiai. Tai aš ją šitoj vietoj vat nukirpsiu. Kad jinai biškutį grįžtų arčiau krūmo. Taip, tai ir palieku štai tokį skeletą. Čia yra dar visai jauna Vinsret. Tik tais 2 šakelės. Tai aš nukirpsiu. Tiesiog pritrumpinsiu, paliekant 1, 2, 3, na, sakykime 4. 4 poras pumpurų. 1, 2, 3, 4. Viskas. Genėjimas baigtas. Gerai, einam toliau, pažiūrėsim. Va čia va kyšo Living Touch of Pink, kurią nugenėjau rudenį. Ir yra apie tai filmukas. Tai jos mes dabar jau nebelečiam. Čia yra Polestar. Bet jinai dar po sniegu ir jos irgi dar neliesiu. Tegu jų tirpsta sniegas, tada apgenėsiu. Polestar nereikia smarkiai genėti, ten, kaip sako, kad praktiškai negenima. Bet labai smulkias šakeles reikia iškarpyti, nes ant jų žydėjimo gražaus vis tiek nebus. O čia yra Vinsret jau didesnė. Tai va šitą reikia nukarpyti. Bandau iki jos prieiti. Palikau žiedynus. Bet šitie išbalę žiedynai man dar gražiau atrodo negu rudenį, kai buvo nurodavę. Tokie įdomus. Šviesus. Bet tokius žiedynus galėčiau žiemą matyti savo sode. Bet kai būna tokie kaip Vanilla Fries, tai man nelabai patinka. Didelės kepurės ir visos labai negražiai rūdos būna. Tai čia skonio reikalas, aišku, kiekvienas žmogus nusprendžia, ką jisai nori matyti, ko jisai nenori matyti. Na, pažiūrėkim. Pradėsiu nuo apačios. Ir pirmiausia, labai smulkias šakytės iškirpsiu. Ir šakytės, kurios auga į vidų. Aš šitą iškirpsiu. Čia va labai maža šakytė vidury. Ir čia va dar viena super maža šakytė vidury. Tai kas labai smulku, aišku, iškerpam, kas į vidų, labai smarkiai į vidų eina, iškerpam irgi. Nors gražu, kai paskui vidury žydė žiedai, ne vien tik tais viršūnėse. Esu jau minėjusi, kad man patinka, kai krūmas yra pilnas žiedų. Ir viršuje, ir apačioje, ir krūmo viduje.
Tai galima labai smarkiai ir neišgenėti, tada bus tų žiedelių, jie bus mažesni, bet jų bus daugiau. Ir bendras krūmo vaizdas tai visiškai nuo to nenukenčia. Palikinėsiu po 3 pumpurų poras. Tai va, tai yra 1, 2, 3. Ir šitoj vietoj nukerpu. Galima palikti 2. Galima palikti 3. Jeigu jūs niekada nesusidūrėte su hortenzijų genėjimu, tai priminsiu, kad skirtingai nuo genėjimo būdo jūs gausit skirtingą rezultatą. Pagrindiniai dalykai yra tokie, kad jeigu nugenėt aukščiau, paliekate ilgesnius stiebus, jūsų krūmo žydėjimas prasidės anksčiau, žiedų bus daugiau, bet jie bus mažesni. Jeigu nugenėsit žemiau, ūglių skaičius atitinkamai, kurie užaugs iš šitų vietų, kur yra pumpurai, bus mažesnis, žiedai bus didesni, bet pražys jie vėliau. Taip pat atsakykit savo į klausimą, kokio rezultato jūs norit ir pagal tai, vadovaujantis šitą taisyklę, apgenėkit. O tai, kad krūmas turi būti erdvus, sakykime, vidus turėtų būti šiek tiek tuštesnis, neužgoštas, neužtankintas, kad šakos neturi trintis viena su kita, kad neturi būti labai menkaverčių, plonų šakelių arba žaizdotų šakelių. Tai man atrodo yra savaime suprantama, kas yra taikoma visiems augalams. Tai va, pirmiausia, atsakykit savo klausimą, ko jūs norite, o paskui labai paprastai nusigenėsit. Taip, šitą patrumpinu, nors čia ir labai nestoras stiebelis, bet aš jį paliksiu. Kaip taisyklė dar būna taip, kad patys geriausi išauga pačiose netinkamiausiose vietose. Taip, perinu į kitą pusę, kad galėčiau geriau prieiti. Va čia va yra šakytė labai plona, ją visiškai iškerpu, nes jinai visiškai plonytė. Tokia. Šitą šakelę iškerpu, nes jinai kryžiuojasi. Taip, aš parodysiu. Matote, jos kryžiuojasi abi. Tai jau faktas, kad reikia kažkurią tai paaukoti. Kadangi šita yra storesnė, tai aš iškirpsiu šitą iki pat apačios. Atidenkime truputėlį. Čia šakelė yra išaugusi iš va šitos šakos. Ir jinai taip labai arti žemės, kas irgi nėra labai gerai. Šią visiškai iškirpsiu. Šitą pritrumpinsiu štai šitoj vietoj. Va šitos va šakelės irgi kryžiuosis. Bet dar pažiūrėsiu iš kitos pusės. Ir man atrodo, jos viena kitai netrukdys. Šitą šakelę kerpute šitą vietą, ties 4 maždaug pumpurų. Ir visas nukirpsiu maždaug tokiam, ne visai tokiam lygiai. Šitas paliksiu priekį esančias šiek tiek žemesnės, o krūmo viduryje paliksiu šiek tiek aukštesnės. Tai darau dėl to, kad krūmas būtų visas pilnas žiedų ir apačioje ir viršuje. Kerpam paliekant apie centimetrą nuo pumpuro. Biškį per daug palikau. Paskui kitais metais tuos galiukus išsikarpysime, jeigu ne liks. Čia jau gaunasi šiek tiek daugiau negu
negu 4 pumpurai. Pažiūrėsiu, kiek čia. 1, 2, 3, 4, 5 ir 5 ir lieka. Viskas gerai. Šita šakelė labai gera, bet jinai yra labai vidury krūmo. Tai aš jos kaip ir turėčiau ją iškirpti, betgi gaila kaip visada. Kaip visada gaila. Gerai, nukirpkim pirmiausia šitą. Dabar nukirpau. Nežinau, gal rodau ar nerodau, bet turbūt rodau. Čia va yra žiedynas šitoje vietoje prasidėjo. Paskutinis pumpuras yra va čia. Va šitoje vietoje nėra pumpurų. Yra labai, ta tarp pumpurio vieta yra tokia labai didelė. Tai čia va šitoje, pavyzdžiui, vietoje jokios prasmės nėra kirpti. Kirpsiu va čia ties pumpuriukais. Dideli tokie tarpai tarp pumpurų. Tai dabar turėčiau kirpti arba šitoj vietoj, arba va šitoj vietoj. Kadangi man gaila kaip visada. Nors nesu aš čia labai gailestinga tokia, bet kartais pagailiu, nukirpau šitoj vietoj. Priekis mano hortenzijos yra va čia. Iš šitos pusės aš ją nuolat matysiu. Vat iš čia, o va šitoje pusėje yra gyvatvorė. Ir čia bus šešėlis ir jinai negalės nei kokybiškai žydėti, nei lapus normaliai auginti. Tai aš ją formuosiu taip, kad jinai man eitų va štai šitaip truputėlį į viršų sklemtai va šitoj vietoj. Tai šitą nukirpsiu va čia. Kol kas, paskui matysiu, gal ir trumpinsiu. Šitą irgi nukerpu tik tai žiedinį pumpurą, žiedyną. Bet čia ne, šitą aišku reikia biškai pritrumpinti, nes šitas jau iš karto matau, kad užstos šviesą va šitai šakelė, ir šiaip yra silpnesnė. Reikia kirpti čia. O šitą paliksiu šiek tiek aukštesnį kerpu čia. O šitą kerpu čia, nes čia prasideda žiedynas šitoj vietoj. Dabar dar nueisiu iš priekio ir pažiūrėsiu, kaip atrodo. Ne visai iš priekio, bet maždaug. Labai daug šakų dar liko. Tai reiškia, kad bus krūmas tankokas. Šita šaka labai gera, graži, bet krūmą vidury iškerpu. Jinai negaus pakankamai šviesos. Ir va šita, kur sakiau, irgi krūmą vidury išaugusi, jinai irgi negaus pakankamai šviesos. Todėl aš ją iškerpu. Labai užtankins vainiką. Iškerpau. Dabar šakelių mažiau. Palikau gana aukštą, palyginus, nes daug kas hortenzijas geni, paliekant 1-2 pumpurus nuo apačios. Pagal viską tai bus tankoka, kaip dabar matau, bet manau, kad paliksiu taip. Na, tiesiog paeksperimentuosiu, pasižiūrėsiu, kaip atrodys. Galų gale pararetinti krūmą galima bet kada. Kol dar nėra žiedų, kai išleis šakeles, kai matysiu, koks čia tankumas, galima tas šakeles nuimti bet kuriuo metu praktiškai. Rezultatą pamatysim vasaros antroj pusėje.